įkandama yra ta matematika ir man atrodo, kad čia yra šiek tiek toks stereotipas, kad išmokti matematikos yra neįmanoma. Patarčiau nepasiduoti. Mačiau labai daug pavyzdžių mokinių, kur nemėgo matematikos, kur jiems nesisekė ta matematika, arba bent jau jie taip teigia. Ir tikrai visi tie mokiniai anksčiau ar vėliau suprato, kad visgi viskas yra įmanoma, jeigu tik nori. Ir stengiasi, aišku, šiek tiek su korepetitoriaus pagalba, bet tikrai įkandama yra ta matematika ir man atrodo, kad čia yra šiek tiek toks stereotipas, kad išmokti matematikos yra neįmanoma. Labiausiai patinka aiškinti apie funkcijas, nes tas skyrius, jisai, man atrodo, pakankamai platus ir mokiniams jisai labai nepatinka. O man jis kaip tik patinka, nes tada aš kaip ir jaučiu tokį norą padaryti taip, kad jiems patiktų tas skyrius, kad jie jį suprastų. Tai turbūt dėl to. Mokiniui yra sutelkiamas visiškai 100% dėmesys, nes, pavyzdžiui, mokykloje vis tiek tų mokinių klasės yra žymiai daugiau ir kai tu ateini į individualią pamoką, kaip ir sakiau, visas dėmesys yra tau, yra pritaikyta tempas, užduotys ir tiesiog netgi ir mokymosi metodai, galbūt vienam yra vieni tinkami, kitam kiti ir tiesiog kai yra vienas individuali pamoka, tai man atrodo, kad tas produktyvumas žymiai išauga. Mano supergalia, manau, kad būtų empatija ir manau, tai yra visai svarbu dirbant korepetitoriumi, nes jeigu nėra empatijos, manau, kad mokiniui tiesiog yra žymiai sunkiau tokiose pamokose būti, nes visgi dauguma mokinių, kurie ateina į pamokas, jie vis tiek jaučiasi lyg kažko nemoka, lyg kažko nežino, tai jeigu korepetitorius spinduliuoja tą empatiją, tą nuoširdumu ir supratingumu, tai mokiniai matosi, kad tikrai sulig laiku atsipalaiduoja ir jie jaučia, kad korepetitorius jį girdi ir jį supranta ir nesmerkia ir manau, tas yra svarbiausia. Mane mokiniai išmokė, kad jeigu kažkas nesiseka, nereikia niekada pasiduoti, nes anksčiau ar vėliau vis tiek pavyks.